Так, apklausa. Ar pritarėt gėjų paradui gegužę 8 per Vilniaus senamiestį? Pažymėti. Pritariu, nepritariu. Eina jie visi. O čia ir uždėsiu paukščiukų. Dai pakomentuosiu jį drįžt vairas. Kodė gėjai nežygiuoja sausio 8 arba vasario 8, jeigu jau šitokį karšti vyrai. Dabar, kaip žmonės lauką kaviniai atsisės gert alaus, tai ani šitie spalvotieji pranosį žygiuos. Per įskyšį plunksnų šikinien siūsti. Nepaniau. Jūsų komentaras atmestas kaip neetiškas. Kodėl neetiškas? Kaip neetiška? Ašgi jų nevadinu pidarosais kaip Barzdonas. И nesiūlau pakabinti aš minkštos vietas kaip komentatorius Picasso. Neetiška. Zaras vis nieka nemožnės pasakyti apie gėjus. Vat kažnaku Barzdonas myslėja apie gėjų paradų. Reik su juo susisiekti. Kas jis manė? Aš esu Jėmys. Skaitau komentarus apie gėjų paradų. Nu, į kur rašo? Nervai ima dėl šitokias netolerancijas. 800 komentarų, tik 2 geri. Kodėl žmonės šitą nekinsia pidarosų? Panisgi nekalti, kad tokiais atsigimė. Daboju kamerą, nieką nekapuju. Aš čia su tavim susisiekiau ar su nauju Kirilkina vyru? Mes normalūs kaimo vyrai turim juos palaikyti. Reikia plunksnų paradui. Prašom, imkit nors visų gyvų gaidį. Neslysta. Prašom, imkit kiaulas taukų blėkinėlą. Nu, braliukas, tu mane guzdini. Da šitę pautursi, tai aš tavi išbrauksiu iš savo Facebooką draugų. Tai jau и пошутить не можно. Конец связи с тава šitom šutkam. Maši gerai šitas modernės technologijas. Jeigu tikrovė, tai būtumėm susmušį, o dabar per atstumų tik išsikeikt gali. Sadėk tinai, nes neišlindinėk.